Tai yra tai, kas nutinka, kai peržengi ribą. Sveiki atvykę į dar vieną beprotišką renginį Red Bull Hardline. Tai vienintelės varžybos pasaulyje, kurias pamatęs pasaulio elitas tiesiog apsisuka ir važiuoja namo. Rimtai. Jie sako, aš dar noriu pagyventi. Čia nėra trasos taisyklių, čia nėra skirta visiems. Ir būtent šį savaitgalį Tasmanijoje grupė visiškai bepročių stos vėl prie starto linijos. Bet kodėl? Kodėl jie rizikuoja karjerą dėl varžybų, kurios net neduoda taškų? Ir kas nutiko pernai su to Canyon Gap šuoliu, kai organizatoriai suprato, kad sukūrė mirties pastus? Hebra, pasidarykite arbatos, nes šitos varžybos yra visiškas kosmosas. Viskas prasidėjo nuo vieno paprasto jausmo - nuobodulio. Grįžtame 2014 metus, Dan Atherton vyriausias iš tos legendinės Athertono šeiminėlės. Žiūrėjo į downhill varžybas ir jam buvo tiesiog liūdna. Trasos pasidarė lygios, tokios nuglostytos, kad labiau priminė greitkelį miške. Skaičiuojamos milisekundės, apskaičiuota ir sterilu. Denui tai nepatiko. Jis norėjo sugrąžinti baimę, norėjo sujungti Red Bull Rampage triukus su downhill greičiu. Tai beje yra visiškas receptas į katastrofą. Bet Denui tai pasirodė gera mintis. Jis pasiėmė brolį G. Atherton, kastuvą, ekskavatorių ir išvažiavo į Diffie-slėnį Velsį. Čia prasideda įdomumas. Tuo metu jie neturėjo jokių oficialių didelių leidimų. Tai buvo tiesiog nelegalūs takai, cheeky trails. Jie kasė trasą, kurioje medžiai nebuvo apviniuoti paminkštinimais, kurioje jei krenti ant akmenų. Jų tikslas buvo paprastas - sukurti trasą, kuri būtų neįveikiama. Ir kai 2014 metais jie pakvietė pirmuosius pro riderius pabandyti viso to, įvyko, galima sakyti, cirkas. Atvažiavo pasaulio elitas, pažiūrė į pirmąjį didelį šuolį ir sako, jūs turbūt juokaujat. Didelė dalis tiesiog atsisakė važiuoti. Bet Denas nejokavo, jis sukūrė monstrą. Ir tas monstras turėjo vieną elementą, kuris tapo legenda. Jūs jį tikrai matėt. Bet lažinosi, kad neįsivaizduojat, koks jis iš tikrųjų yra pavojingas. Ir tai The Road Gap. Šuolis per kelią. Iš kameros perspektyvos GoPro atrodo gan paprastai, tiesiog važiuoja ir nušoki. Bet realybė yra visai kitokia, įsivaizduok. Jau džiugu, kad išgyvenai iki čia ir sugebėjai davažiuoti, bet dabar dar turi nuvažiuoti po medinio dropo, kuris Velse dažniausiai yra slidus kaip ledas. Tada pataikyti į nusileidimą, perskridęs virš kelio, kurio realiai važiuoja mašinos ir iš karto posūkis į dešinę, ko nenorėčiau tai pakartoti savo scenarijaus vėl tokioje vietoje. Jei peršoki per toli, neįsisuksi posūkį. Jei per mažai rėmų kalsi kelią, tai greičiausiai baigsi karjerą čia. Tai yra ruletė dviračių. Aš, pavyzdžiui, bijau nušokti nuo bordiūro dydžio dropo, kai lyja, o šitie žmonės skrenda per namo dydžio tarpą. Tęsiant apie orą, Velse daug lyja. 2015 metais trasa virto tiesiog čiuožykla. Tais metais varžybos nebuvo apie tai, kas greičiausias, jos buvo apie tai, kas liks gyvas ir nusileis iki apačios. Tas pats trasos kūrėjas Denas krito ir susilaužė savo petį, savo paties trasoje. Finale finišavo tik 8 žmonės. 8. Tai parodo vieną dalyką, hardlinas nėra šiaip lenktynės, tai išgyvenimo testas. Ir kad jį veiktum, tau reikia ne tik drąsos, bet ir specialios technikos. Daugelis galvoja, jie turi gerus dviračius, tie dviračiai viską padarys už juos. Sugeria neligumus, dviratis tiesiog važiuoja ir viskas. Bet ne visai. Hardlinas yra toks brutalus, kad standartinis downhill dviratis čia tiesiog yra per minkštas. Čia veikia kitokia fizika, kai tu leidėsi iš 20 metrų aukščio. Smūgio jėga nuslydimo metu yra tikrai didžiulė. Todėl mechanikams papildomas galvos skausmas, padangų slėgiai, jie čia link maksimalaus, nes posūkiuose veikia tokios išcentrinės jėgos, kad padanga tiesiog gali nusimontuoti, jeigu būtų bent kiek minkštesnė. Antra, amortizatoriai pripučiami tiek kietai, kad paprastam mirtingajam tokiam kaip aš atrodytų viskas žiauriai kietai ir skaudu paprastoje DH trasoje. Bet čia tai yra vienintelis būdas gauti stabilumo ir nesulaužyti savęs. Tačiau net ir geriausia technika neapsaugo nuo klaidų. Ilgą laiką atrodė, kad Athertonai žino, ką daro, kad jie kontroliuoja riziką, bet 24-aisiais įvyko lūžis. Jie sukūrė trasos elementą, kuris sukėlė didžiulį maištą tarp raiderių. Net
net ir drąsiausių. 24 metais trasos statytojai nusprendė, kad road gapas jau nebėra pakankamai baisus, technika patobulėjo, raideriai priprato, reikėjo kažko naujo. Jie pastatė Canyon Gap. Tai buvo 23 metrų šuolis per upę ir tarpeklį, atrodo tikrai įspūdingai, ar ne? Bet bėda ta, kad ten nebuvo pakankamai apsaugos. Jokių tinklų, jei krenti tiesiai į tą prarają. Papildomai dar vėjo gūsiai tam tarpeklyje, kurie nenuspėjami. Nors ir testavimo metu Bernard Kerr ir Matt Jonesas įveikė gapą. Tačiau Jim Monroe krenta skaudžiai. Smūgis buvo labai stiprus, bet laimiai pasisekė ir apsieita tik su smegenų sutrenkimu. Aišku, internetas su tuo klipu susprogo. Matt Jonesas ir kiti YouTube kūrėjai, kurie dalyvavo, pradėjo viešai klausti, ar tikrai reikia to, ar mes tiesiog laukiam, kol kas nors užsimuš vardan Red Bullio peržiūrų. Ir tas momentas, kai organizatoriai nuėjo truputį per toli. Ir ši trasos dalis buvo pašalinta iš varžybų. Tai įrodė, kad ribos vis dėlto yra. Bet kol Velse buvo sprendžiamos saugumo problemos, kitoje pasaulio pusėje, Australijoje, subrendo kitas etapas. Sveiki atvykę į Tasmaniją. Maiden Bike Park. Jei Velsas yra tamsus, šlapias ir techniškas, tai Tasmanija yra greita kaip velnias. Čia viskas kitaip, čia nėra purvo, čia yra dulkės. Ir dulkės ant kieto pagrindo veikia kaip ledas, nors atrodo, kad turėtų būti sukibimo. Čia organizatoriai susidūrė su logistiniu košmaru. Maidena tai miestelis su 198 gyventojais. Kaip ten sutalpinti 7000 žiūrovų, kaip užvežti techniką į džiunglės, kur nėra kelių. Trasa 630 metrų vertikalaus nusileidimo ir ji turi elementų, kurie priverčia žagtelę. Didžiausia rizika yra greitis, važiuojama 70 km/h greičiu ir atliekami milžiniški 30 metrų šuoliai. Testavimo metu tai skaudžiai pajuto Dave McMiller, jis bandė vieną iš didžiausių apie 30 metrų šuolių, pritrūko greičio, rezultatas - lūžęs šlaunikaulis, išnirusi kulkšnis, lūžęs dubuo, 6 veido kaulų lūžiai ir išmuštas dantis. Tai buvo priminimas visiems nauja vieta, bet tos pačios senos pasekmės egzistuoja. Ir Hardline'as neatleidžia klaidų. Nesvarbu, kokiam žemynė bebūtų. Bet, žinot, kas labiausiai stebina pastaraisiais metais, tai nebėra tik senų randuotų vyrų klubas. Hardline'as keičiasi, čia taip pat kaip ir Rampage'e žengia ir moteris. Tada turime jaunimą, pamirškit senus vilkus. Čia pradeda dominuoti PlayStation'o karta, Jackson Goldstone, Asa Vernet. Jiems po 18-19 metų jie užaugo žaisdami video žaidimus ir jų smegenys veikia visiškai kitaip. Jie daro tai, kas senai kartai atrodo tiesiog neįmanoma ir daro tai su šypsena ir didžiuliu džiaugsmu. Tai grįžkime prie klausimo, kodėl jie tai daro ir kodėl mes žiūrim tai. Nes gyvenam pasaulyje, kuris pilnas taisyklių, draudimų, saugiklių ir Red Bull Hardline yra viena iš paskutinių laukinių vakarų tvirtovių. Tai vieta, kur žmogus stoja prieš kalną, čia nėra vaidybos, čia negali simuliuoti traumas kaip futbole, kad gautum baudą, čia arba važiuoji, arba krenti. Čia viskas tikra. Skausmas tikras, baimė tikra ir pergalės skonis tikras. Šį savaitgalį jie vėl stos prie starto linijos ir aš tikrai žiūrėsiu, nes niekada nežinai, kada pamatysi kažką, kas perrašys istoriją arba kažką, ko niekada nepamirši. Tai ačiū, kad buvai kartu, jei patiko, paspausk laiką, parašyk komentarą, ką norėtum pamatyti daugiau ir iki kitų kartų. Bye, bye.